Kuršių Nerijos Vėtrungės ir buriniai žvejų laivai Kurėnai – tai laiko aidai pasiekia mus iš tolimos praeities. Vėtrungės tapo unikaliu šio krašto skiriamuoju ženklu, o nagingų meistrų atkurti Kurėnai krašto puošmena. Kalbiname dailininką dizainerį Albertą Krajinską. Vėtrungė istorija labai įdomi. Pirmieji vikingai pasirodė Kuršių mariose arba Kuršių Neringo ir Sembos pusiasaly 830 metais. Ir vikingai visą tą kraštą ir Nemuno žiotės arba kitas įtekančias upelėje kaimus žymėdavo tam tikrais ženklais. Jeigu pasižiūrėtumėm visą Kuršių Neringos ženklų sistemą, tai pirmas kaimas buvo pirmas juodas taškas. Paskutinis kaimas būdavo viršutinis juodas taškas. Ir kada juodą tašką iš viršaus atnešim į apačią, gaunam vidurinį ženklą, tai bus Nidos ženklas. Kiekviena teritorija buvo žymima tam tikrais ženklais. Kionigsbergo sritis buvo mėlynais ženklais Vėtrungės, Klaipėdos sritis dabartinė nuo Rusnės iki pat Agilos kaimo buvo raudonai baltai ženklais ir Kuršių Neringa, kaip pagrindinis kelias, buvo juodai baltas. Ir įdomu tai dalyka, kad vikingai tą sistemą labai gudriai išdirbo ir pažymėdavo net šeimos ženklą. Jeigu šeima gyvena kairėje kaimo pusėje, tai ženklai būdavo raudonai balti. Jeigu kaime gyvendavo kairėje pusėje, būdavo geltoni mėlyni arba juodi balti. Vikingų laikotarpį sistemą perėmė Hanzos kelio struktūrą. Reiškia, Liubeke formavosi gana stiprus Hanzos kelio kaip valstybės simbolis ir Hanza visus tuos ženklus, juodai baltus, geltonai mėlynus, raudonai baltus perėmė tolimesniam vystymuisi. Reiškia, pirmieji Hanzos kelio tą struktūrą perėmė kryžiuočių ordinas. Ir kryžiuočių kariuomenė žygiuodama pro Kuršių Neringą savo stovyklas pažymėdavo būtent tais juodais baltais ženklais. Ir visi ženklų žymėjimo sistema išlikusi iki pat šiol. Ir jeigu mes paimtumėm žemėlapį, pasižiūrėtumėm, kaip Nida, Preila, Pervalka, Šarkuva įsidėstė, tai pamatytumėm, kad vienodais matematiniais atstumais. Reiškia, tai yra grinai keliautojų arba kariuomenės žygio atstumais. Kiekviena Vėtrungė turėjo savo tinklus, savo teritoriją ir savo laiką, paros laiką, kada galima buvo žvejoti mariuose. Jeigu įsivaizduojat, Kuršių mariuose maždaug buvo, aplink Kuršių marias buvo 79 kaimai ir gyventojų arba žvejų kiekis būdavo labai didelis. Į marias tai yra žinoma, kad paskaičiuota buvo apie 4000 kurienų aplink Kuršių marias. Visą tai buvo tik tai mariuose, o iš Nemuno žiočių atplaukdavo dar daugiau laivų. Tai va tam, kad būtų drausmė, tvarka ir visi galėtų tvarkingai žvejoti, pardavinėti žuvį, būdavo kuriamos Vėtrungės. Ir jie žymėdavo, iš kokios vietovės, tai būdavo ženklas, kokia šeima žvejoja ir būtent kur ta šeima gyvena. O jūs turbūt jau ir vaikų piešiniuose tą pastebėjot, kad vaikai piešia visuomet savo sodybas, savo sodybų aplinką, kas būdinga toje aplinkoje. Ir žymėdavo kelis kaimo kaimynus.
su tokiais plokščiadugniais kurienais 19 amžiaus pradžioje vikingai atplaukė iš Danijos, Zelandijos salos būtent į Sembą. Tai yra tarp dabartinės Nojankarvaičių iki Kranso. Jie pastebėjo, kad Kuršių marios yra negilios ir jų būtent vikinginių laikų valtis yra ne visai pritaikytos mūsų Kuršių marių giliui. Tai jie per 12 metų sugebėjo rekonstruoti ir pastatyti tokius laivus, kurie net iki dabar yra išlikę brėžiniai ir pakitę maždaug tai keliais procentais. O piešiny būtent ir matom pagrindinę tą struktūrą, kas yra plokščiadugnė valtis ir turinti švertus. Reiškia, tai švertai buvo atitikmenys arba analogai kyliui. Bet kuriam vėjui krypčiai pučiant dirbdavo priešingas švertas. Vėjui pučiant iš kairės dirbdavo dešinysis švertas. Ir būtent tie visi švertai buvo laisvai pakabinami ant laivo. Ir esant seklumai jie kildavo į viršų arba vėl grimzliai esant nugrimzdavo. Ir kada yra išlikusios keletą gražių nuotraukų, kada fotografuota iš marių ir būtent kurienai atplaukė į seklumą į smėlį, tiesiog užgožė savo būrėm, savo tinklais visą kaimą. Nu, vat ir pavyzdys yra tas santykis vėtrungės su pačiu laivu. Jeigu vėtrungė įsivaizduoja, tai yra maždaug 1,20 m, aukštis apie 50-60 cm, o laivo dydis būdavo kurienas nuo mažiausiai 7, 12 ir būdavo dvistiebiai kurienai, kurie siekdavo net iki 16 metrų. Kurienų pati laivo struktūra buvo labai įdomi, nes laivai, kaip dabar mes įpratę, žvejai išplaukė ir po 2 valandų grįžta, kurienai išplaukdavo ilgesniam laikui. Tai pirmoji laivo daly visuomet būdavo gyvenama arba poilsiaujama, užpakaliniai daly laikydavo vištas, antis, kurios yra pešamos ir maitinamos žuvim. Viduriniai laivo daly buvo laužavietė, kuri virdavo arba gamindavo valgį ir sriubą. O žuvį žvejojant buvo sužvejota žuvis būdavo visuomet dedama į valtis, nes pati žuvis niekuomet nebuvo laikoma pačiam kurienui. Kurienas tapo kaip įrankis, kaip troba, kuriuose važinėdavo. Pakeliui grįžtantis kurienas į tą pačią kaimą paimdavo kaimyno valtį su žuvim. Ir tai būtent pasilikę kiti žvejai nakvodavo ir žvejodavo dar kelias dienas ir po kelių dienų tik grįždavo vėl mūsų, kai sakykime, draugas arba kaimynas su kito kaimyno žuvim. Nu, vat, tokią funkciją atliko kurienai. Kurienų pagrindinės statybos vietos buvo dabartiniai Drevernoj, Rasytėj, Ventės rage arba Vorusniai. Tai buvo griežta tradicija, griežtos sąlygos. Norint pasistatyti laivą turėjo būti gaudamas leidimas iš Königsbergo žvejų inspekcijos ir per 2 metus, kaip ir dabar stojant į eilę, buvo per 2 metus galima gauti meistrus ateiti pastatyti laivui. Tie 2 metai buvo ne tam, kad ilgas laiko tarpas, bet reiškia per 2 metus žvejys turėdavo išmokti pagrindinių žvejo amato dydį, kaip žvejoti, praeiti pagrindinius mokslus ir pagrindiniai mokykloje rašyti, skaičiuoti, prižiūrėti socialinius pagrindus, prekybą dideliuose miestuose ir prekyvietėse ir grinai grįžimas arba tranzitinis kelias per kitus žvejų teritorijas kitas. Elgesio Kuršių nerijos nacionalinėme parke taisyklės. Nacionalinėme parke draudžiama nuvažiuoti nuo asfalto, betono, skaldos ar grunto, kietos kelio dangos, statyti motorinės transporto priemonės tam nenustatytose vietose, statyti palapines, kurti laužus nenustatytose ir nerinktose vietose, žaloti augmeniją, retuosius augalus, miško paklotę, krūmus, medžius, vaikščioti, leistis nuo kopų, kopti į jas ar kitaip jas ardyti, grobšto, sklandytojų kopą ir naglių, pilkosios kopos gamtiniuose rezervatuose,
bei Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje, Parnidžio kopa. Ardyti pajūrio apsauginio kopagūbrio sutvirtinimą, teršti aplinką, gadinti kelių, informacinius bei kitus ženklus ir įrenginius, mėtyti nuorūkas ir degtukus bei kitokias deges ir aplinką teršiančias medžiagas, triukšmauti, baidyti paukščius jų perėjimo ir migracijos metu, naikinti lizdus, ganyti gyvulius miškuose, laikyti motorines ir irklinės vandens transporto priemonės jūros ir marių pakrantėse tam nenumatytose vietose, vedžioti šunis be pavadėlių ir antsnukių, vedžioti šunis parko smiltynės rekreacinėje zonoje. Lankymosi tvarką nacionalinėme parke kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai ir valstybiniai miškų pareigūnai. Asmenys pažeidę šių taisyklių reikalavimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nacionalinio parko lankytojų teisės. Naglių ir Grobšto gamtinius rezervatus leidžiama lankyti tik specialiai tam įrengtais ir pažymėtais pėsčiųjų ar dviračių takais. Visoje rezervatų teritorijoje turi teisę lankytis tik asmenys nustatytąją tvarką gavę nacionalinio parko direkcijos leidimą arba vykdantys tarnybines pareigas. Inspektoriai, saugomų teritorijų pareigūnai, nacionalinio parko direkcijos darbuotojai. Iškilauti įteisintose ir įrengtose trumpalaikio poilsio vietose su laužavietėmis. Laužams kurti gali būti naudojamos miške surinktos sausos šakos arba sausa malkinė mediena. Laikyti motorines ir irklinės vandens transporto priemonės nacionalinėme parke tik specialiai skirtose ir su nacionalinio parko direkcija suderintose teritorijose. Organizuoti turistinius žygius ir išvykas, masinius renginius, sportinės varžybas, išskyrus buriavimą ir irklavimą, bei renginius organizuojamus Neringos ir Klaipėdos miestų savivaldybių, Kuršių Nerijos gyvenvietėse. Turint nacionalinio parko direkcijos bei savivaldybių raštiškus leidimus. Prašymai renginiui organizuoti turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki renginio organizavimo. Leidimus iš anksto suderinus galima atsiimti nacionalinio parko direkcijoje, taip pat savivaldybėse arba paprašyti išsiųsti faksu ar paštu.